varžovai, su kuriais Jono Kazlausko auklėtiniams Graikijos komandai teks žaisti. Su graikais mes žaisime paskutinėsis Akropolio turnyro rungtynės trečiadienį, na, o po pirmo kėlinio čia mače su rusais Lietuvos rinktinė priekyje 23-18. Ir vertinant statistiką reikėtų pasakyti, jog Lietuvos komanda tiesiog puikiai atakuoja kol kas šiandien iš visų distancijų. Pavyzdžiui, 2 taškai, 75% taiklumas, 3 taškai, 3 iš 4 pasiekė tikslą. Ir vienintelis dalykas, kuris galbūt galėtų būti geresnis, tai yra klaidos. 6 kartus prarado kamuolį Lietuvos komanda, tiesa ir rusai suklydo 5 kartus. Kova dėl atšokusių kamuolių apylygė 9-7, dabar 10-7 pagal šiuos rodiklius. Ir rusai šiandien kol kas taiklumu lietuviams aiškiai nusileidžia. Tik 1 tritaškis iš 4 pasiekė tikslą ir prieš 75% pataikymą iš vidutinį nuotolių rusai meta tik tai 40% taiklumu. Ir jeigu tikėti tą statistiką, kuri buvo pateikta čia tos pertraukos metu, lietuviai tiksliai surengė 5 savo greitas atakas iš tiek pat galimų. Tomas Delninkaitis privertė štai taip numesti į kamuolį varžovas. Apsigina Rusijos krepšininkai. Tomas Delninkaitis, Andrius Mažutis, Robertas Jevtokas, Darjušas Lavrinovičius ir Linas Kleiza. Tokia Lietuvos komandos sudėtis dabar aikštelėje. Pokrašovas, Nikita Krubanovas, Kelis Makartis, Saša Kaunas ir Andrėjus Voroncevičius. Toks rusų komandos penketukas aikštelėje. 23-18, 0-0 antrajame rungtynių kėlinyje. 1 sekundė. Ir nesuveikė Lietuvos komandos gynyba, kad rusai nepataikė, tai jau jų problema, tai kad mes jiems leidome mesti likus 1 sekundai. Jau buvo mūsų problema. Tokių progų varžovams suteikti tiesiog negalima. Andrius Mažutis. Tomas Delninkaitis. Robertas Jevtokas. Darjušas Lavrinovičius ir pražanga. Kodėl skėšė rankomis dabar Andrėjus Voroncevičius? Galbūt gavo kokią nors rimtesnę pražangą nei paprasta. Štai tokia Ramūno Butauto reakcija. Atrodo, kad viskas, kas buvo padaryta šios atakos metu, patiko Ramūnui Butautui. Taip nesportinė pražanga yra baudžiamas Andrėjus Voroncevičius. Taigi Darjušas Lavrinovičius meta 2 baudos metimus ir po jų su kamuoliu bus Lietuvos komanda. Abu baudų metimus pataiko. 4 taškus šiandien pelnė Darjušas Lavrinovičius. Kšištofas rezultatyviausias. 10 taškų. Linas Kleiza pelnė 4, po 3 Simas Jasaitis ir Marijonas Petravičius. 25-18. Tomas Delninkaitis. Ir Darjušas Lavrinovičius metimas iš vidutinio nuotolio. Sunku pagauti abu brolius rusams ir kol kas jiems praktiškai niekaip to padaryti ir nepavyksta. Ir po krepšiais energingai žaidžia abu broliai ir gali pataikyti ir iš toliau. Ir tas universalumas yra viena iš didžiausių stiprybių. Jeigu ją pavyksta išnaudoti, o taip šiandien kol kas yra, varžovai turi rimtų problemų. Besigindami. Andrėjų Voroncevičius sodina ant suolo Deividas Blatas. Saša Kaunas, 2,11 m ūgio vidurio puolėjas, dabar ką tik gavo nurodymą dengti Darjušą Lavrinovičių. Kelis Makartis, 34 metai, jam ir debiutas Rusijos nacionalinėje rinktinėje. Na, įvairių, žinoma, yra minčių, kalbant apie tos naturalizuotus krepšininkus. Žinoma, Amerikoje tik 12 geriausių gali patekti į nacionalinę krepšinio rinktinę ir ko gero, iš likusių amerikiečių dar būtų galima sudaryti net ne vieną komandą, kuri sėkmingai galėtų kovoti, na, kad ir tame pačiame Europos krepšinio čempionate, tačiau man kažkodėl atrodo, kad
nacionalinių dalykų neturėtų kažkaip keisti tas globalizacijos procesas, dėl to, kad vis dėlto turėtų būti skirtumas tarp klubų, kuriuose galima nusipirkti legionierius, galima išsirinkti norimus krepšininkus ir tarp rinktinių, kurios pradeda rungtynes giedodamas savo nacionalinį himną. Na, bet kuriuo atveju, viskas pagal tarptautinės taisyklės yra taip, kaip yra, o čia Lietuvos komanda greitame puolime užstringa, varžovai prasižengia ir vėl prasižengia prieš ne ką kitą, o prieš brolį. Darjušas Lavrinovičius, dar 2 baudos metimai. Niekas nesugaudo kol kas Darjušo Lavrinovičius aikštelėje. Dabar prasižengia Dmitrijus Sokolovas, 2,12 m krepšininkas ir Darjušas Lavrinovičius be klaidų kol kas baudžia varžovus taikliais baudų metimais. 7 taškai, 3 iš 3 baudų metimai šiandien. Dar 4 iš 4. Ir vėl bando paspausti Rusijos komanda Lietuvos rinktinę. Štai dabar nepavyko ir viskas gerai. Visi 5 sugrįžo į gynybą be jokių atsikirtimų. Dar vienas pažįstamas veidas, Vitalijus Frizonas pasirodo aikštelėje ir įspūdingai kala kamuolį į Lietuvos rinktinės krepšį Nikita Kurbanovas. Tai yra pirmieji rusų taškai šiame kėlinyje. Graži, reikia pripažinti, graži buvo ši Rusijos rinktinės ataka. Dabar jau Ponkrašovas liečia kamuolį koją. Naujos 24 sekundės Lietuvos rinktinės atakai. Reiza. Ir 2 taškai. Iš tokios ne pačios geriausios situacijos, o jūs matėte prieš tai statistiką, jog Lietuvos komanda pelnė 13 taškų išnaudodama varžovų klaidas. O, tai yra iš tikrųjų didelis skaičius. Vienas dalykas, reikia priversti varžovus klysti, antras dalykas dar tas klaidas paversti taškais. Žingsniai. Vitalijus Frizonas sužingsniuoja. Ir Deividas Blatui, žinoma, sunkus uždavinys apginti Europos čempionų vardus. Nepavyksta pataikyti Linui Kleizai ir nepavyksta sugrįžti Lietuvos komandai į gynybą. Antrą kartą rusai šiame kėlinyje užbaigia savo atakas štai taip efektingai. Tomo Delninkaičio metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. 31-22. Sužaidus jau 4 minutės antrajame rungtynių kėlinyje. Antonas Ponkrašovas. Ir ten kaip nesuprato vienas kito žaisdami gynyboje Tomas Delninkaitis ir Robertas Javtokas. Rusai to nepasinaudojo. Chaotiška varžovo ataka. Labai netaiklus metimas ir Ramūnas Butokas sako Mantui Kalniečiui, kokį derinį reikia daryti dabar. Delninkaitis, Kalnietis, slysteli. Nugriuvo supainės tarp savo kojų, pražanga Darjušui Lavrinovičiui. Gerai, kad nepavyksta bent jau su tą pražangą pelnyti taškų. 2 baudos metimai. Mantui Kalniečiui šiandien kažkaip nesiseka įsijungti į žaidimą. Kol kas neįsibėgėjo ir Tomas Delninkaitis, kuris iki tol visada žaisdavo stabiliai gerai. Tai čia jį Mindaugas Lukauskis. Per tas 5 jau sužaistas rungtynes draugiškame cikle. Rezultatyviausi krepšininkai yra tokie. Linas Kleiza 14,5 taško, 10 pelno Tomas Delninkaitis, 9 Marijonas Petravičius, 7,5 Kšištofas Lavrinovičius, 7 Mantas Kalnietis ir 6,5 Darjušas Lavrinovičius, bei dar po 6 prideda Mindaugas Lukauskis ir Robertas Javtokas. Na, tas sąrašas ilgas ir ko gero tai yra dėsninga, kad Lietuvos komandoje nėra tokių aiškiai išsiskiriančių